Sveiki, šį kartą norėjau parodyti, kaip pasidaryti tokį uždavinį, kuris gali turėti ne vieną teisingą atsakymą, nes tokių uždavinių yra tikrai daugybė. Tai gerai, tai susikursiu uždavinį, įrašysiu kurso pavadinimą, tada užduoties pavadinimą. Taip, paliekam čia viską kaip yra ir einame iš karto prie vertinimo. Tai vertins dirbtinis intelektas ir čia jam reikia nurodyti kontekstą. Kontekste nurodysim, kad mokinys mokosi algoritmuoti, nerašydamas programinio kodo ir kad tas sprendimas bus paprastas, tai yra be kompleksinių skaičių. Dabar reikia įrašyti pačią užduotį. Tai mes čia laisvą formą prašome mokinio parašyti, kaip jis skaičiuotų kvadratinę lygtį. Na ir labai svarbus dalykas tai yra vertinimo kriterijai, nes pagal tai dirbtinis intelektas vertins mokinio sprendimą. Tai aš sugalvojau tokius kriterijus, kad jeigu yra koeficientų įvestis, tai jau bus 30 taškų, jeigu duota gera formulė, dar 30 taškų. Ir jeigu yra šaknų apskaičiavimas, dar 30 taškų. Nuo 10 likusių taškų yra paskirstyta sąlygos sakiniams. Tai kaip ir viskas, įsirašome savo kaip kūrėjo vardą ir pavardę, susigeneruojame unikalų ID. Galime pratestuoti, pasižiūrėti, ar viskas veikia taip, kaip priklauso. Ir įsitikinus, kad viskas veikia gerai, mes galime paimti ir atsisiųsti paketą. Paketas atsisiuntė, einame į Moodle. Čia įsitraukiame SCORM paketą, pavadiname kvadratinė lygtis ir įsidedame mūsų sugeneruotą SCORM paketą. Na ir viskas. Galime dabar pamėginti spręsti. Pradedam. Čia reikia įrašyti savo sprendimą. Aš jį jau turiu pasiruošęs. O, gražiai dar apipavidalinsiu. Kad mokytojui būtų lengviau skaityti ir smagiau. Galime paryškinti tą, ką norime paryškinti, ar naudoti kitokį formatavimą. Na ir viskas. Paspausime vertinti ir žiūrėsime, kaip mūsų dirbtinis intelektas įvertins. Na, mūsų įvertino neblogai 70%, o dėl ko įvertino? Dėl to, kad nėra pateikta tiksli diskriminanto formulė. Tai va ir dėl to mums su šitą dalį taškų nesuteikė. Gerai, tai dabar išsprendėme, gavome taškus. Galime nueiti į ataskaitą pasižiūrėti. Matote mūsų balas. Ir čia yra išsami sekimo informacija. Tai ką mokytojai mato, o mokiniai nemato, tai yra va šitas vizualizuoti. Tai yra mes galime paspausti ir pamatyti mokinio sprendimą. Ir jeigu reikia, paimti ir pakeisti įvertinimą. Tai tiek šį kartą. Galima susigalvoti visokiausių uždavinių, įdomiausių uždavinių. Ir manau, šių uždavinių mes įdėsime pas save OpenKtu Edu platformoje.